Nu ką, startuojam su dar vienu remontu. 3060, tokia korta. Yra plomba, nepažeista. Parodysiu, kaip jis nusiema. Nežinau, kas jie yra. Neardyta. Jungiam, žiūrim. Greičiausiai bus sugedusi. Taip. Ok, turim trumpą. Turim trumpą. Tai va, dabar fokusas tiems, kurie tiki, kad korta su plomba yra nė karto nečiupinėta. Imam aštrų skalpelį. Gerai būtų, kad rankos nedrebėtų. Čia realiai tokiais dalykais užsiminėti neapsimoka, nes pilnas AliExpressas tų plombų. Bet jeigu va labai niežti, knieti ir nesinori kažko užsakinėti, taip. Va taip va. Paskiau uždėsiu atgal. Kur čia ta kamera? Nesimato. Uždėsim atgal ir atrodys kaip nauja. Nors realiai tai aš jų atgal nebededu, nes jeigu jau buvo ardyta, tai reiškia buvo ardyta. O ar šita korta buvo ardyta, neaišku. Šardysim, pamatysim. Jeigu buvo ardyta ir nieks nedaryta, o ir atgal surinkta, tai ko gero nepamatysim. Panašu, kad nebuvo ardyta, vien iš to, kad originalus termopastos padengimas. Tai greičio prasisukam, pasižiūrim. Paprastai 360 ateina su atminties problemom. Kad su droselių problemom būtų ar su maitinimo problemom retas atvejis. Termotarpinės neišdžiūvę. Nors galima tas pačias panaudoti. Taip, žiūrim iš arčiau gal. SIG 654A. Iš pirmo žvilgsnio išlindusių šaratukų nėra. Žiūrim su testeriu. Tai čia greičiausiai 12 voltų kilomai. O čia jau negerai. Ne, čia gerai, čia GPU maitinimas. Čia kažkas. Na, čia bent jau 10 ohmų surinks. Nesurinka. 12 voltų kilomai.
Atmintis. 0 omo. Jau negerai. Jau negerai. 5 voltai. 5 voltai, 10 omų tik tai. Nu gerai. Panašu, kad korta buvo užlieta. Kažkaip papuvus. Kilomai. Tai jungiam seną gerą metodą ir nėra čia kas. Jau blogiau nepadarysim. Geriau irgi nepadarysim. Senas geras metodas tai yra termovizorius. O kaip čia šviečia. Ir turim šviečiančią atmintį. Ok. Jeigu trumpina atmintis, tai labai maža tikimybė, kad išgyveno procesorius. Taip. Tai čia apvalau biškį. Taip. Opa. Visi atminties čipai šviečia kaip kalėdinė eglutė. O šitas dar... Ui, bliač! Eina na. Nichuja себе. Liko mano piršto antspaudas ant čipo. Gerai. Čia žinokit, kad taip nieko nebus. Nuimam ir žiūrim. Da, taip nėra buvę, kad pirštas nukeptų. Ir dar taip nėra buvę, kad šitaip atmintis užtrumpintų. Gerai, kol šyla, pauzė. Uch, tu, lempa, nenuima. Negerai. Reikia saugot elektrolitus. Čia jau karšta. Negerai. Taip. Dabar gerai. Jūs nematot, ką darau. Taip, matosi, kaip čipas išdegęs, jeigu žiūrėti mikroskopą. Plika akim matosi, kaip išdegęs. Va, duodami. Va, šita vieta, aišku, trūksta ryškumo.
Bet matosi, ant kiek išdegęs čia pas Hiniksas. Gerai, dabar atvėsta. Ir pasižiūrim, kas įvyko. Ar reikės visus nuiminėti? Ar užteks tą vieną pakeisti? Tuoj atvėsta, sugrįžtam. Na, va, jau kortą atvėsus. Pasižiūrim, ką turim. Bet atmintis 0,0203. Aišku, reikėtų pradžioje bateriją pasikeisti. Na, bet 0 ir Afrikoje 0. Nuiminėjau visą atmintį. Šylam. Taip, dabar atmintį nuiminėjau ant 450 laipsnių, nes jau naudos iš jos vis tiek nebus. O jeigu nuėmus atmintį vis tiek bus trumpas, korta eina į amžinosius medžioklės plotus. Taip, truputėlį pravalysim, kad čia kažkas neužsitrumpintų. Tai didžiausias iššūkis yra susirasti, kažką reikia susirasti. Ne, vis tiek. Ir pasitaiko, kad randi tai, ko neieškojai. Ne, nušakęs. Radau, pasikarpiau. Čia dabar grožio labai nereikia, bet nebūtų susilietusių takelių. Bus galima pamatuoti, ar netrumpina. Muziką reikėtų uždėti, nes neturiu čia ką tiek daug pasakot. Bet daug vilčių, kad šita korta gyva, nėra. Dar rankos dreba.
Aš atvėsiu. Tekstolitas. Šisleitavo. Nu gerai, dabar kaip ir mikroskopą pažiūrėti, ar nepridariau čia reikalų. Gerai, nuvalysiu, jungsiu, kad laiko čia nemarudintų. Korta atvėso, atmintis nuimta. Šimtas 12 ohmų. Nu, yra prasmės dėti kitą atmintį ir žiūrėti, ar išgyveno čipas ar neišgyveno, nes nu, visa kita čia yra kilomai. Čia 1,8. Kodėl čia 0? Ne, čia ne 0. Gal dar yra prasmės patikrinti, ar visi maitinimai gyvi. Jau blogiau nebus. O kai bus, tai bus. Taip, minusas yra. Kontaktas yra. Kamera, aišku, neveikia. Taip, USB kamera, integrated kamera. Ok, dabar jau veikia. Jungiam ir žiūrim. Taip, atmintis. Ne tos pusė, šitą pusę. 1,4 voltų, gerai. Čia 12, čia 0,9, ne tas galas, 0,9. Kas čia per 0,9? 5 voltų, ok. Čia 1,8, ok. Čia 0,8. Ja, čia 0,8. Ir GPU maitinimas. Na irgi yra, čia dar yra toks. Galima per čia pažiūrėti. Šitą fazę generuoja, čia toks netikras pažiūrėjimas, bet pataikiau. Generuoja, generuoja, generuoja. Taip. Va čia yra 5 voltai, o iš čia yra generacija. Iš čia yra generacija, iš čia yra 1,8. Iš čia generacija 0,8, čia 0,9. Kažkoks keistas. Atmintis generuoja. Viskas. O tai kas čia per? Žiūrim tada kas čia. Turi būt. Čia. PEX VDD. PEX 0,9. Kažkaip pamiršau, kiek čia turi būti. Nu, okei, pasižiūrėsiu. Pasižiūrėsiu ir bus aišku. Taip, painu ruošti atmintį. Nu ką, per buvo Hynixai, dabar pasidarė Samsungai. Matosi. Matuojam. Ar nieko neužtrumpinau? Eiha. Nerodžiau, kaip plitavau, keičiau Samsungus tos atmintį, bet ten labai darbas toksai skrupulingas. 30 ohmų. Nu, tiek ir tikėjausi iš Samsungo. Ir kaip tam prieš tai darydamas, valydamas su šitą juostelę,
nunešiau ir kelis kondikus teko atstatinėti paskiau. Tai toks nedžiuginantis užsiėmimas. Taip, dabar kadangi čia buvo Hynixas, dabar yra Samsungas, reikia kažką daryti su strapais. O tam, kad kažką daryti su strapais, jeigu AMD atpažįsta pagal BIOSą, pasigauna automatiškai kokia yra atmintis, tai Nvidia reikia perlituoti varžas. Ir būtent būtų strap 1, nes kaip matom buvo Hynixas, o dabar Samsungas. Ir visi turi būti low pritrauktas prie 0. Strap 1 turi būti pakabintas ant 0. Strap 1 turi būti pakabintas ant 0. Taip, strap 1, jungiam šitą. Strap 1. Strap 1. Vėlgi šitai pataikiu. Irgi strap 1. Taip, tai kiek išsiaiškinau, kad buvau truputėlį neteisus ir žiūrėjau į 8 GB, bet čia truputėlį gal vėliau. O man reikia 16 GB variantų, todėl darysim, reikia vieną varžą perstatyti, tai tikrai. Ir ko gero pradėsim nuo vienos varžos perstatymo. Pasidariau print screeną, kad jeigu galima bus atstatyti atgal. Dabar bandysiu kažkaip gražiai. Jums gal neryšku, bet aš žiūrėsiu šį kartą savęs. Okay. Ir tu turėtum atsistoti čia. Temperatūros trūksta. Nu gerai.
Aš tai žinokit, matau ryškiai gražiai. Mano ekranas gal ne kažką. Nu, lemba. Na gerai, dabar bus gerai taip. Paskiau padarysim, kad būtų geriau. Jeigu bus poreikis. Dabar ant kanto varža prilituota. Svarbiausia, kad būtų high. Gal čia high ir reiškia, kad ant kanto prilituota. Tak, toliau. Strap 2 turim high. Taip, šičia būtų low, dabar padarytas high. Good. Čia yra strap 2. Taip. Toliau. Strap 1 turi būti high. Strap 1 turi būti high. A, jūs nematot. Taip. Taip. Strap 1 turi būti high. Tai strap 1 yra čia. Čia yra strap 0. Strap 3. Strap 4. Strap 1. Strap 1 turi būti high. Tai reiškia, viršutinė varža turi būti, apatinės neturi būti. Tai reiškia, šitas persimeta į čianais. Aba, kiek čia reikalų. Kur čia dabar? OBS. Išjungiam baldvievą, žiūrim vėl mikroskopą. Taip, tai šita varža turi atsidurti čia. Turi, tai turi. Mes ją ten ir nudursime. O jeigu dar rasčiau lydmetalio, tai būtų išvis faina. Gal čia nėra fliuso. Fliuso reikia visur ir visada. Netepsi, nelituosi. Nagi. Kažkaip man čia nesekasi lituoti. Vienas ant kanto. Kitas iš vis nesuprasi. Temperatūros per mažai, bet temperatūra jau paskui degs. Tekstolitas. Na jo, gražiausia. Raganiau varžą. Žodžiu, surasiu. Žodžiu, topornai, bet čia strapą suklijavau. Vienas. Parodysiu. Nieko čia nesimato. Nėra čia ką žiūrėti. Paskiau susitvarkysiu. Dabar ką, svarbiausia, kad omai savo vietose. Nieks neužtrumpinta. Galim jungti, žiūrėti, kas čia būtų. Jeigu visi maitinimai pakils ir netrumpins, galima bandyti dėti į motininę. Kaip čia taip susipainioja. Gerai, minusą jungiam tiesiai
kur reikia. Taip, kad visi matytų. Kažkaip vėl kamera apsisuko. Lentelė. O, okei. O taip. Nu ką, laikom čiūrikus, nes jeigu šita atmintis, palauk, matot? Matot, veikia, gerai. Arba bus gerai. 82. Good. Čia 0,8. 0,9 peksas. Tai čia visą kitą jau turėtų būti pliusas. 0,8. Na, ką žiūrė, kristalas kaista? Kaista. Nenorim dar vieną pirštą nusideginti. Per vieną sesiją tai jau būtų žiauru. Davai, surenku. Ir žiūriu, kas bus įdėjus į motininę. Duos vaizdą ar neduos? Ar duos vaizdų? Čia dar biškį nuo atminties. Taip, kur formopasta. Daug netepsim. Šiek tiek. Kitam dabar yra tikslas paleisti kortą, o jeigu jinai jau pasileis, tai jau sutvarkybos galima sutvarkyti tikrai gerai, gražiai, kad būtų nesarmata prieš žmonės. O kol rezultatas neaiškus, tai toksai. Tais metais taip ėjo. Taip, paskutinis. Kabinu ant 2 varščiukų. Bus arba gerai, arba blogai. Taip. HDMI. Kur yra HDMI? Kažkoks netikras HDMI. Kas čia yra? Kažkoks išmaltas to pataisau. Ne, turiu parodyti. Tuoj pabandysiu nedrebint. Kažkoks kreivas vienas. O kaip taip atsitiko? Atrodo, kad buvo išluptas lizdas tiesiog. Nu, kontaktas turėtų būti. Kontaktas turėtų būti, o HDMI lizdo keitimas, nu, šiaip savo užsiėmimas. Tai pabandysim, ar veikia. Ir vis tik nusprendžiau naudoti va tokią perihodniką, kad nerizikuoti. Čia galbūt variantas taip atsitiko, kai pradėjo trumpinti gal motina, nes grinai buvo trumpas. Ir tada staigiai ištraukinėjo. Taip, jeigu pamatysit šviesą, tai žinokit, kad... Ok. Nieks nesprogo.
Taip, žiūrim, ką turim. CPU fan error. Kas čia? Numušiau kažką ant motinos. Ne, klaidos užkritęs buvo. F1 to run setup. Nenoriu. Einam tiesiai Windows 10 ir žiūrėsim, ką čia parodys. Kaip jau minėjau, po tokio trumpo atminties labai abejoju ir išgyveno kristalas. Jeigu išgyveno, galima būtų eiti pirkti teleloto. O, kažką rado. Nugi, įdomu. Jis gyvas. Bus 43 eroras. Ar pavyko viską iš pirmo karto padaryti? Tas pirmas kartas, aišku, toks truputėlį tep-lep. Bet kai nežinai, ar korta gyvens, neaišku, ar čia verta daug laiko sugaišti. Paskiau padarysiu viską gražiai tvarkingai. Nu jau baisiai ilgai neranda. Bando pasigauti driverius. Tai aišku, nes buvau užsiėmęs interneto ieškojo. Interneto nėra. Opa. Opa. Nugi. Tai negi su strapais pataikiau. Iš pirmo karto. Ir susilitavo viskas gražiai. Nu, įsitikiu. Jeigu ne, nifiga, čia negerai. Nieko čia nerodo. Atminties nemato. Aha. Dabar klausimas, kodėl jos nemato. Ir pelė tokia pasidarė, tokia, va tokia. Nu, bet kortą mato, jau yra gerai. Davai žiūrim. Power. Restart. Žiūrim, ką sako atmintis. Atminties testas. MC. Koks tas komanderis? Nu, MC liktai. Na gerai. Einam senuoju būdu. LSS. CD. Taip. LSS ir leidžiam 0H. Tai čia bus macas. Gali būti dvi problemos. Gali būti kažkokios čipas neprisilitavo tvarkingai, pasidarė koks papilka ir kėjo takelis. Kitas variantas, kad čipai aplamai blogi, ne kažkas tai brokuoti. Ir trečias variantas, kad nepataikė su strapais. Ketvirtas variantas, kad vis dėlto kristalas išėjo į amžinuosius medžioklės plotus. Tai čia tik tai keli variantai. Kažkaip ilgai užtruko čia macas. Gal nesupranta, kas ten pridaryti tai kortai. Gerai, jau spaudžiu pauzę, nes čia daug laiko praeis. Tegul jisai testuojasi. Na va, pratestavo.
Write errors. Ir visuose kanaluose klaidos, bet write errors. Va. Dar tokio nemačiau, tokios ataskaitos. Gerai. Taip, žiūrim dabar, ką parodys NVMT. Labai norisi pamatyti, ar teisingai pagavom strepus. Pagavau strepus. Opa. Ok, kažkas netikėtų. Taip. Mano BIOS log. Ir jisai vis tiek galvoja, kad jam yra įdėtas mikronas. Jisai galvoja, kad jam įdėtas mikronas. Ne Hynixas, kai buvo, o jisai galvoja, kad yra mikronas. O reikia Samsungo. Gerai. Ieškosim Samsungo. Ieškosim Samsungo. Taip, tai už kadro. Va šitą varžą buvau palikęs. Čia buvau palikęs viršutinę, tai jisai buvo high. O realiai turėjo būti, kur čia dingo? Straps. Jūs vėl nematot. Tai, žodžiu, aš dabar žiūriu PDF-ą pas save. To ir jums parodysiu. PDF-as. Šitas toks junginėjimas. Belekas. Gerai. Next. Nope. Va. Taip, turėjo būti low. Tai reiškia 2 high, strap 1, strap 2 turi būti prikabinti prie 1.8 voltų, o strap 0 turi būti prie 0 prikabintas. Taip, o buvo Hynixas. Tai buvo medium kažkodėl padarytas, nes mediumas greičiausiai dėl to čia yra 8 GB. Ok. Žodžiu, high, low. Dabar jeigu žiūrim board view'ą, čia yra low, prie 0 prikabintas, o strap 1, šitas yra low, šitą palikau, o šitas yra high perkabintas, prie 1.8 va eina viršumi, ir šitas strap 2, strap 3. Taip, ne? Strap 0, strap 1 ir strap 2. Strap 0 yra low, tai čia sukabintas. Taip, toliau strap 4 ne. Strap 1 turi būti high, tai viršų įvarža turi būti. Ir strap 5, strap 2 irgi turi būti high, tai šita varža turi būti. Tai šitą paverčiau šitą. Nu, žodžiu, kažkaip. Kas suprato, tas suprato, kas nesuprato, atsisuks, pažiūrės ir galbūt supras. Dabar, žodžiu, žiūrim capture cardą, žiūrim, ką turim. Čia visas testinis softas surinktas iš interneto glūdumų, iš visokių forumų.
Tyla, kol kraunusi, reikia kažką šnekėti, bet aš neturiu ką pasakyti. Pas, ok. LSS. Leidžiam BIOS logą. Nu, BIOS logų. Žiūrim, ką turim. O turim gerai, turim Samsungą. Gerai. Laikas leisti Windowsus. Leidžiam Windowsus yra atskiras testinis stendas, į kurį kaišalioju arba SSD dedu, arba flešiuką su mocu. Gerai, užsikrauna Windowsai, laukiam. Taip, Windowsai užsikrovė. Žiūrim, ką rodom. Device Manageris ar driverius pasigavo. Arba nemato kortos, o kortą mato, viskas čia rodo, kad gerai. Bet kad čia gerai, tai nereiškia, kad čia bus gerai. Jeigu nematys dabar atminties. Opa. 12 GB. O taip, vieną varželę perstačius, o visa korta atsigavo. Atmintis Samsungas. Nu, žiūrim, ką turim. Kur šitie sensoriai? Kad vieną pirštą laikyt ant escape'o mygtuko. Nu, bus kas bus. Taip, memory controller. Keista, nematoja memory atminties temperatūros, nematoja. Ok. Super. Turim normalią kortą 3060 su normalia Samsunginė atmintim ir dar veikia. TDP 100%. Hotspotas ant snarglių, dabar ant 2 varžtų prikabintas radiatorius, tai hotspotas 80 laipsnių, tai čia ledas. GPU klokas būstinasi. Memory klokas būstinasi. 100 TDP. Ką iš čia parašė? Parašė tikriausiai, kad čia viskas gerai. Ok, o ką rašo, jeigu mes paleidžiam voliai? Run. Čia turėtų būti standartiškai 60 FPS, nedaugiau. Bet tai kai gerumo. Jo, surinko visus 60. 3060. Viskas čia gerai. Nu gerai, džiugu. Išvalau, išplaunu su litoju gražiai, paslėpiu savo buvimo pėdsakus ir dedu kortą testuotis. Nu ką, kortą ant stalo. Dar reikia išsispręsti su HDMI. Ar čia ją perlituot? Ar eina tą pačią sutvarkyti? Valom, kad pirštų neišsipurvint, paskui čia viską neišpurvint. Taks, turim fliuso liekanas, visą kitą daugmaž čia kaip ir švaru, dar biškį galima pavalyti, paplaut, bet reikia tą vieną varžą pataisyti, kuri ant kanto pastatyta. Kanto pastatyta. Va. O gal taip ir palikt? Tai išskirtinė bus. Kaipgi nepalikt haltūros, nu, nesąmonė.
Zoominam. Uždedam dar šviesą. Šventės nesenai praėjo, tai dar va rankos dreba baisiausiai. Va. Kaip čia buvęs. Pataisom dar, kad kitas gražiai atrodytų. Na, gerai. Nu va. Beliko nuplaut ir nuvalyt. Ir tada galvot, ką daryti su HDMI. Tokį jogurtą dariau pirmą kartą. Prašau nebart, nepeikt, tik tai girt. Koks šaunuolis, fainuolis, gražuolis. Taip, ateinančioms kartoms paliekam atsiminimą, kaip atrodo strepai Samsungo. Taip, toliau. Nu va, iš pėdsakų tai va liko apdegęs, apsilydęs truputėlį kondensatoriaus padas. Bet čia tas nieko neįtakoja, dėl to vaikų bus, o plokštės efektyvumas dėl to nenukentės. Taip, dabar žiūrim, ką su HDMI daryti. Realiai reikėtų pakeisti. Nes jeigu kada nors kažkas kiš, užtrumpins, čia toksai, nežinau kaip jį čia taip sugebėjo sulaužyti. Nu, bet jau keisiu už kadro, kad čia labai ilgai va ir išsiskėtęs visas. Nedžiugina. Jo, aš jį pakeisiu už kadro, kad labai neišsitempti į laiką. Pauzė. Taigi, pakeistas niekadėjas. Nu, jisai kreivas šleivas čia. Nu, žodžiu, neįdomu. Ir korčias įdingęs. Ir šitas. Mikroskopas va, neima. Truputėlį apsilydė. Taip, ir jeigu žiūrėti bendrą vaizdą, nuo gigabaito įdėtas, tai va spalva skiriasi, geltonas. O donoras va, buvo 3060 Ti, buvo, nebėra.
Gerai, padaryta, dabar reikia prasitestuoti, aišku, ar veikia, nes jeigu neveikia, tai pravalas. Ir būtent HDMI, jeigu HDMI veikia, tai surinkinėjau kortą. Beje, kažkaip Asusas droselį padarė, o čia pakabino ore. Tai čia va gal dėl to čia viskas ir sugedo. Jeigu taip va. Opa. Все. Nemirtinga korta. Galėčiau dirbti Asuse. Tik ar norėčiau. O čia dar liekanas. Gerai, surinkinėjau, pratestuoju. Nesilaiko. Nieko, radiatorius prispaus. Galima apversti. Įdomiai. Kažkoks kosmosas. Gerai. Surinkinėjau, testuoju. Na ką. Oficialiai skelbiu dar vieną kortą sutvarkytą. Kas čia buvo, nieks nežino, dėl ko sugedo. Originalios tarpinės dar geros, tai jas ir paliksiu. HDMI pakeistas, veikia. Nežinau, kam čia ties tokios. Gal kad neišsikraipytų, radiatorius bala žino. Finale, ką turim, tai pakeistas, visa atmintis pakeista, perstatyti strapai. Kas man buvo pirmas kartas, netikėtai. Kortą surinksiu, užmėsiu protestuoti. Šitoje simpatiška mažų gabaritų. Tik yra biškit blogai, kad šita vieta, atmintis, jinai kaista dirbdama. Ir iš mano praktikos, kiek buvo atėjusių, tai buvo šitie, čia pasiu, degė, perdegė, numirė, balaži, kaip čia pavadinti. Jos pakeitus tos kortos užsikūdavo, kad tokį hemorojų reikės turėti su šitą kortą, tikrai netikėjau. Bet yra kaip yra. Dedam termopastos truputėlį naujos. Ir viskas. Turim gerą daiktą. GeForce RTX. Beje, pasižiūrėjau pagal tą BIOS'o lentelę, jeigu jūs atsimenat, tai ten buvo momentas, vieną varžtelį praleidau. 1, 2, 3, 4. Tai yra mintis, čia vieno trūksta, tai yra mintis padaryti 3060 Ti, ne su 8 GB atminties, o su 16. Tik tai tiek, kad vat kaupiau atmintį ir dabar gavosi, kad 6 išnaudojau čipus. Tai atitolo mano svajonės tolyn. Plius dar turiu vieną 3060 Ti ir įtariu, kad jai ten bus su atmintim problema. Nes taip jau būdavo, kad jeigu su Hynix atmintim, tai ją reikia keisti X005 ir S2C. Data kodas, ne data kodas. Kažkoks ten kodas. Žodžiu, ją reikia keisti. Nes klaidų nemeta, bet ir nedirba. Randomu lūžta. Taip. Ir išsisprendžia problema tik tai pilnai pakeitus. Pilnai pakeitus visą atmintį, geriausiai Samsungą arba Mikroną. Taip, ir tuoj bus finalinis momentas. Ką aš čia nepataikiau? Nu, čia dabar. Kaip čia yra? Truputėlį pasislinko radiatorius. Taip, ir... Jau aplipo šiukšlėmis tokiam.
Kur jisai buvo? Čia, man. Nu, gerai, tegu būna čia. Nu ką. Turim kortą, neliestą, neardytą, su gamykliniam plombom, nors realiai pakeista visa atmintis. Visa atmintis pakeista, perkrapštyta, bet neperkaitinta. Vat. Kokšt. O taip va. Ir nebeturim, nekrapštytos, netvarkytos. Tiek žinių, ačiū visiems uždėmesi, man užtruko 1:13, jums užtruko žiūrėti 1:13, aš realiai čia 4 valandas su pertraukom. Sėkmės visiems.